Šį vakar grožio peilis, stulbinančiai atvirai. Kiek kibirų per dieną pasaulyje suleidžiama botokso yra sunku suskaičiuoti kibirų. Plastikos chirurgų žmonos ir jų grožio paslaptys. Aš dar noriu mažesnis. Ko jiems niekada nedarytų jų vyrai. Manau, kad jam drebėtų rankos. Esu kniaukus, kad nusirptų riebalus. Labas vakaras. Mano vyras plastikos chirurgas. Tokią frazę sakančią moterį, žinoma, įsivaizduojame nepaprastai dailę. Tačiau ir visuomet tai yra jos vyro nuopelnas. Kaip kažkada yra pasakiusi Kristina Kaikarienė, ištekėjusi už garsaus plastikos chirurgo Vyginto Kaikario ir neapsikentusi komentaro apie tai, jog vyras turbūt gražina ją nuolatos, Kristina mestelėjo. Žinoma, grįžęs vakare po darbo, jis dar padailina ir mane virtuvėje. Na, o Stambule gyvenanti Svajūnė Gencė, ištekėjusi už garsaus plastikos chirurgo, sako, jog jos vyras nenorėtų daryti jai jokių grožio injekcijų. Tačiau šį vakarą ne tik apie tai, ką gali papasakoti plastikos chirurgų žmonos ir jie patys, bet ir apie tai, kokios itin populiarios procedūros gali būti ir labai pavojingos. Esu kniaukus, kad nusirptų riebalus. Aha. Kadangi jų nelabai buvo iš kur sirpti, tai buvo toksai ganėtinai linksmas, net ne atsakymas, o toks pasižiūrėjimas. Supratau, kad gal reikėtų užsičiaupti. Tai pagal šitą faktą, kad mano vyras plastikos chirurgas, tai turėčiau būti išbandžiusi visas procedūras savo kailiu ir tada rekomenduoti kažkam. Bet iš tikrųjų, na, kol kas dar truputėlį prisilaikau. Vienintelis dalykas, ką esu pasidarius, tai botoksas. Tai aš manau, mano amžiaus moteris, dauguma moterų taip save prisižiūri. Tai čia vienintelis dalykas, o kiti dalykai tai yra no smoking, jokių cigarečių, sveikas gyvenimo būdas, daug vandens, šypsena. Vienos garsiausių vestuvių organizatorių Lietuvoje Kristinos Kaikarienės ir Stambule gyvenančios lietuvės Svajūnės Gencė vyrai savo šalyse garsūs plastikos chirurgai. Dažnai manoma, jog daili moterų išvaizda tai jų sutuoktinių nuopelnas, o santuoka su plastikos chirurgu, ypatingai šiais laikais, tarsi aukso puola laimėjimas. Šiandien plastikos chirurgų žmonos atvirai apie tai, ką iš tiesų jos yra išbandžiusios. Ar nedrebėjo rankos jų vyrams, gražinant antrąją pusę. Ką ir kaip dabar verta rinktis, o ko geriau vengti. Ir ko plastikos chirurgai savo žmonoms niekada nedarytų. Aš manau, kad niekada Vygis nebūtų man dėjęs, net jeigu ir būčiau prašius. Aš taip manau. Neprašiau, bet tiesiog niekada nebūtų dėjęs implantų į lūpas, kur čia kažkada prieš metų, gal 10-15 buvo labai madinga, ar ne? Kaži ar būčiau gavus kokį nors implantą tarkim, į kokius nors skruostikaulius. Bet šitų dalykų neprašiau, bet manau, kad tai būtų, net nežinau, ar būtų 3 etapai, galbūt būtų tas pats pirmas, kur būtų pasiuntimas tiesiog. Tai tikriausia taip. Kartu Kristina ir Vygintas Kaikariai. Tais laikais buvau studentas ir negalėjau pasipiršti, tai čia yra, skaičiau, kad yra skola piršlybų buvo atiduota. Tai, nes tuo metu buvau rezidentas, gal man rodo. O tai galbūt reikia laukti antrųjų jūsų vestuvių? Tai ne, tai jau piršlybos jeigu yra, tai galvoju, kad reikės tas vestuvės kažkada tai kelt, tik tai dar nesutarėm laiko. Ir draugai sakė, kad per metus, jeigu nepadarot vestuvių, tai dar vienas žiedas bus. Tai čia jau suderinta. Kristinos rankose nuotraukos, kurioms ne vienas dešimtmetis. Štai kad ir ši, kurioje Kristinai vos 20 metų. Paklausti nejaugi nenorėtų vėl atrodyti taip, kaip juose abu atsako, net nedvejodami. Vis dėlto ne tas vaizdas, o tai, kas yra galvoj, veža. Vaizdas taip gražu pasižiūrėti, nusišypsot, pasakyti, va, čia, nežinau, buvo kelionė ten, arba čia buvom kažkur tai. Bet tikrai nenorėčiau grįžti į tenai. O vėl taip atrodyti? Tai nėra įmanoma. Tai yra net, kaip sakyti, nėra įmanoma, taip, kadangi, laiko nesustabdys, jį galima pristabdyti, jį galima labai sulėtinti, bet jisai vis tiek eina. Ir kiekvienu laiku reikia džiaugtis to, ko jis yra, mes darome tai dabar, aš tikrai džiaugiuosi. Jūs dabar jau patinka taip, kaip savo atrodo. Ar yra dabar, kurį erzina? Tai aš sakau, pasižiūrė į veidrodį ir galvoju, kur tas bachuras, kuris į klubą žadėjo eiti penktadienį vakare, pavyzdžiui, su Hebra kokia. Va, iš čia.
Tas bakuras. Paklausta, ar yra gulėjusi ant sutuoktinio operacinio stalo, Kristina net nebando išsisukinėti. Ji pasakoja nuo vidurinės laikų turėjusi savotišką kompleksą, išgyveno dėl krūtinės dydžio. Ja vyras šiek tiek koregavo. Aš dar noriu mažesnis. Rimtai? Rimtai. Vyras net avo neteko. Ne, jis tą girdi. Aš tą girdžiu, bet ar mes šnekam apie vertes, kurią ar verta daryti, ar ne, ar kas nuo to pasikeis. Sausį 60-metį atšventusi Kristina viešumoje visuomet pastebima, elegantiška, o nežinantiems ir spėjantiems jos amžių, jis visuomet būna bent 10 metų mažesnis. Man iš tiesų niekas 60 metų neduoda, sako Kristina. Ji negaili pinigų kokybiškiams būtent jai parinktiems kremams, taip pat reguliariai atlieka gintaro rūgšties injekcijas. Jomis jis sako iš pradžių nusivylusi, bet vėliau suprato, kad tai iš tiesų veiksmingas būdas suteikti odai švytėjimo. Tačiau tai dar ne viskas. Iš tikrųjų, riboju maistą, ypatingai kokį 5-6 metai, tai jau ypatingai riboju. Tuo tarpu labai daug gaminu ir labai mėgstu gaminti, kadangi kam nereikia riboti. Ir kas labai vis laiką pergyvena, kad nepriaugas. Jo, man reikia, mano yra gyvenimo tikslas priaugti 2 kilogramus. Mano dažniausiai priešingai jos numesti 2. Taip, ir aš visą gyvenimą stengiuosi priaugti svorio. Ir taip. Kiekvienam yra savo, tai užtat aš pilnai suprantu tiems, kuriems tenka tai valdyti. Tai yra iš tikrųjų, aš galvoju, genetiškai ir kažkada tai bus suprasta, kodėl. Kodėl aš, pavyzdžiui, norėčiau sverti 82, bet man yra kokie 7-9, kai mano ūgis 1,95 m. Dėl to aš kompleksavau vaikystėje, nes aš buvau degtukas visiškai, degtukų fabriko brokas ir taip toliau. Ir aš buvau kūdas, kaip visiškai. Kiekvienam pacientui FI klinikos medicinos mokslų daktaras, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Vygintas Kaikaris sako visuomet kartojantis vieną ir tą patį teiginį. Kad vienintelis žmogus, dėl kurio jūs ryžtatės grožio operacijoms ar injekcijoms, yra tas, kuris stovi prieš jūs veidrodyje. Visiems kitiems esate priimtinas toks, koks esate, todėl pirmiausia turite susitarti su tuo vieninteliu žmogumi, savimi. O jūs abu esate susitarę su tuo žmogumi, kurį matot veidrodyje? Aš vis bandau tartis, man labai juokinga kartais, kai aš iš ryto atsibundu ir galvoju, kad aš esu tas, ką tik baigęs studijas arba čia dar su kompanijai kokį vakarėlį nueisi ir pasižiūri į veidrodį. Ir supranti, kad jau nebeisi į vakarėlį ir kad eisi dirbti ir namuose kuo greičiau kojas norėsi ištiesti. Manęs tiek neerzina, kad aš gulčiausi po peiliu arba daryčiausi kažkokias tai ten savo intervencijas, chirurginės arba dar kažką tai, kad tai sustabdyti. Aš galvoju, kad vieną dieną, kai aš nesusitarsiu su tuo žmogum, pas kažką nueisiu. Iš tikrųjų, aš tai, kad aš nesusitariu, o būna tokių dienų, bet aš neturiu tokio ieškojimo, kas pas mane šiandien negerai. Ar maišelis po akim, ar ten kakta pakritus, ar dar kažkas. Tai, tarsi aš matau pasikeitimus veidrodį, aš juos priimu labai natūraliai, nes aš žinau, kad, kiek aš beprašyčiau savo vyro ar bet kurio kito iš jo kolegų specialisto, odos pačios būklės jie man nepagerins. Ar ne? Kodėl pagerins? Odos būklė kaip tai galima pagerinti? Galbūt būklė, bet... Būklė. Taip, gravitacijos niekas nešaus. Gravitacijos, teisingai. Komentarus, kad yra ko gero dažniausiai besilankanti pacientė, neišlendanti iš vyro kabineto, todėl taip gerai ir atrodo, Kristina sako girdėjusi ne kartą ir ne 2. Tačiau tokie žodžiai jos seniai nebeglumina. Kartą duodama interviu spaudai ji netgi pajokavo, kad pasak aplinkinių, vyras ją operuoja kas vakarą. Pasiguldo ant virtuvinio stalo pusvalandžiui ir žiūrėk, raukšlių jau nėra, tuomet jokavo Kristina. Šiandien ji gula į apžiūros kėdę. Kai žiūrinti savo atvaizdą veidrodėje kas nors pradeda nepatikti, Kristina sako visuomet pirmiausiai pasitarianti su vyru. Keletą kartų jie yra užsiminusi jam apie tam tikras korekcijas, bet beveik visuomet Vygintas mintis apie pasigražinimą išsklaido savo argumentais. Iš tikrųjų, ko norėčiau, labai norėčiau, tai riebalų į veidą. Be proto norėčiau. Be proto, kadangi pirmas dalykas, Vygis tuo labai tiki. Tiki, kad savas riebalas, jisai ten, ką ten... Na, yra kaip kamieninės ląstelės. Kaip kamieninės ląstelės, bet tai turi būti savas.
savas tas dalykas. O jeigu galima būtų svetimus riebalus, oi, koks tai biznis būtų. Tai va šito norėčiau iš tikrųjų labai. Bet? Bet. Bet vieną dieną, jau kaip, žinot, kaip ten vieną kartą moteris pasako, tai gali paleisti, antrą kartą sako, tai jau įsiklausyk, jeigu trečią kartą sako, tai reikės. Bet tai yra vėlgi, tai yra tokie yra dalykai, kuriuos, tu be širdies skausmo padarysi, tai yra darytina ir riebalų persodimas į veidą, tai neįsivaizduokime, kaip dabar kas nors, o Jėzus, tai yra pripumpavimas, tai yra išsėjimas, tai yra kaip tavo iš kitos vietos paimti riebalai, kurie yra labai frakcionuojami smulkiai ir kaip kviečiai kokie išsėjami veide. Ir tos ląstelės, jos tampa paskui savomis toj vietoje ir jos duoda švytėjimą, jos sugrąžina švytėjimą veido. Ant plastikos chirurgo stalo krašto įvairaus dydžio ir formų krūtų implantai. Vis dėlto apie krūtų korekciją naudojant juos, jis turi griežtą nuomonę. Aš esu vis tiek seno kirpimo old schoolas, kuris matau, kas verta daryti, ko neverta. Mados tai yra tikriausiai, kas mano madų supratime šitam yra visam rate, yra gyvenimo rate einantis, tai yra implantai. Kai anksčiau norėjau kuo didesnių, dabar visiškai įsiminėja ir sako, kad aš nebenoriu ir tai aš palaikau, nes implantas bet kokią poziciją tai yra svetimkūnis ir vis tiek reikės. Vieną kartą padarius implantus, įdėjus juos, tikrai reikės gulti vėl ant stalo. Tikrai, neišgyvensit viso gyvenimo. Ką daryti reikės, ar tada kelt, ar tada dėti didesnius, ar vėl juos išiminėti, čia jūsų, bet implantas yra toks dalykas, kuris nėra visam gyvenimui. Kartais ateina pacientai, kuriems nereikia jokių chirurginių padailinimų, tačiau jie jų trokšta. Tuomet tik nuo chirurgo sprendimo priklauso, ar žmogus bus operuojamas. Vienas garsiausių plastikos chirurgų Vygintas Kaikaris sako niekuomet nedarantis to, ko žmogui nereikia. Net ir tuomet, kai yra labai prašomas. Žmona čia nebūtų išimtis. Tikriausia taip nedaryčiau, nes Net bijau, tikriausiai 100%. 100% nedaryčiau, bet tik tai tiek, kad tai būtų vėl, kai prieš kiekvieną operaciją turi būti konsultacija. Ir konsultacija turi trukti kokią pusę valandos. Ir tas žmogus turėtų išeiti iš konsultacijos, eiti permiegoti, išklausęs, ką jam pasakė gydytojas. O yra Kristina, ko nors paprašęs, ką jūs sakėt, nemeluoju, tau to nereikia ir aš to nedarysiu. Esam diskutavę. Tikriausiai yra. Esam diskutavę. Yra tokie dalykai. Pasidiskutuodavom ir to baigdavosi. Apie ką? Ko esi paprašęs, ko... Žastai. Tokie dalykai, kaip yra žastai, kai žastų oda. Tai yra, kai yra odos laisvumas labai nedidelis šitoj vietoje, o žmonės galvoja, kad paims ir jam sutrauks ir bus vėl kaip 18 metų ranka. Tas kaina yra pjūvis, nuo čia per visą ranką einantis pjūvis ir aš net nežinau, kas yra geriau. Mūsų pjūviai, kai mes darome, jie yra slepiami, jie yra kelnaitėmis ar liemenėlėse, jie yra pasislėpę už ausų, jų nesimato. Šito pjūvį paslėpti nepaslėpsi. Tai ar geriau turėti tą odą, kuri yra šiek tiek laisvesnė. Marškinėlius, pavyzdžiui. Ir marškinėlius, arba jeigu tu turėsi pjūvį, tu turėsi vis tiek nešioti tokias ilgas rankovės, nes tas pjūvis visur lys. Tai yra mano tikriausiai nemėgstamiausia operacija ir ją darau tik tai toms moteriams, kai iš tikrųjų tos odos kabo 10 cm ir jos supranta, koks tas randas liks. Tikslingas ir gerai parengtas marketingas, pasak Vyginto, gali išpopuliarinti net ir labai prastą specialistą, tačiau tuomet pasekmės gali būti tragiškos. Tu gali parduoti, ką nori, jeigu tu turi stiprų marketingą, tu gali parduoti ir Antaną, kuris niekad neoperavė kaip didelį chirurgą. Ir pas jį ateis. Vygintui parodome šūsnį pasaulinio garso žvaigždžių nuotraukų, kuriuose jos jaunystėje ir dabar. Ir atrodo kaip du skirtingi žmonės. Gali būti, kad yra išimti žando bišot riebaliukai, nes yra žandukas čia yra putlus, čia jisai yra, kaip pas mane jo nėra, čia šitas yra riebalukas, bišotas, tai gali būti, kad tai yra padaryta. O visas kitas tai vis tiek yra makiažo daug dalykų. Mes visą laiką labai sunku antakių pakelimas, antakis tikrai, va šitas yra dalykas, kai čia yra užkritęs. Yra sunkus antakis, čia yra pakelta. Čia tai yra tikrai antakių pakelimas. Garsios moterys jau seniai neslepia, drąsiai ir atvirai pasakoja apie plastikos chirurgų atliekamas operacijas,
O grožio injekcijos daugeliui tapo tokiomis įprastomis, kaip reguliarus apsilankimas pas kirpėją. Botoksas tai yra, botoksas, kaip aš sakau pacientams, tai yra kaip plaukų dažymas. Tai yra ir botoksas tikriausiai kiek kibirų per dieną pasaulyje suleidžiama botokso yra sunku suskaičiuoti kibirų pasaulyje. Ir jeigu botoksas būtų neveiksnus arba būtų pavojingas, jo tikrai niekas neleistų. Botoksas nėra pavojingas. Protingai leidžiamas botoksas, jisai naudojamas ne tik tai grožiui, bet jis naudojamas ir gydymui. Spazmam nuimti, migrenos skausmams nuimti, daugeliui dalykų. Vis dėlto vieną pavojingą ir bauginančią tendenciją pora mato. Tai vis jaunėjantis amžius žmonių norinčių save pakeisti ir tapti panašesniais į tuos, kurių gyvenimus jie mato socialiniuose tinkluose. Bet mes to neišvengsime. Aš galvoju tik tai tiek, kad būtų labai prašymas tų mergaičių, kurios prisižiūri, kad neik pas Eglę arba pas Jolitą iš sekančio namo, namuose to daryti. Vis tiek turi būti. Mes šitą profesionalai, kurie tai darom, tikrai rasim paaiškinti priežastis, kodėl to nedaryti ar ką verta daryti. Tai šitas, bet to neprižiūrėsit ir čia tik tai tiek, kad mūsų kaip gydytojų, kaip profesionalų yra toksai, yra kreipimasis į merginas, kad eikit pas profesionalus. O ne į pusrusį. O ne į pusrusį arba rusiuką. Jų yra, susiraskite nebūtinai kokį kaikarį, susiraskite tą, kuris jums patinka, bet nueikite pašnekėti su profesionalu. Tai nes mes tikrai žinom, kas yra gerai, kas yra priimtina, kas nepriimtina, kas yra tinkama tai odai arba tinkama tam amžiui. Vyginto kompiuteryje ne viena nuotrauka, kurioje užfiksuoti nesėkmę pasibaigia bandymai pasigražinti. Tai dar ne viskas, kas gali nutikti tuo met, kai procedūrą pasak chirurgo atlieka anatomijos neišmanantis žmogus, dažnai dirbantis ir nelegaliai. Vygintas rodo pagrindinės zonas, į kurias leidžiamas botulino toksinas ir iškart perspėja, kuo rizikuojate. Iškart po reklamos. Jeigu bandoma suleisti hialuronas į nosį, čia yra kraujagyslės, kurios ateina į akį. Ir užkimšus kraujagyslę yra hialuronas, jeigu patenka į kraujagyslę, gali būti aklumas. O kam aš būčiau įdomi? Ar aš būčiau įdomi savo vyrui, ar aš būčiau įdomi savo aplinkai, savo draugam, jeigu aš tik tai būčiau susikoncentravusi ties dulkių valymu ir vaikų globojimu. Kaktos raumenys yra pavojingi tuo, kad jeigu mes jai dažnai leisim botoksą, mes paprasčiausiai neleisim raumeniui dirbti ir raumuo, paleiskite, raumuo atsipalaiduos ir pradės smukti ir tada nusileis antakis ir vieną dieną tas antakis žymiai bus žemesnis ir pasmukęs, nes paprasčiausiai atrofuosis kaktos raumuo. Norint palyginti šypsenos ir geros nuotaikos ženklų vadinamas raukšleles prie akių pasak Vyginto, taip pat rizikuojama. Bet kartais moteris jas labai erzina, tai tada suleidžiama į akių kampučius, tai yra palei akių kampučius ir kažkiek labai nedaug galima įleisti po akim. Bet jeigu pas pacientą yra pasmukusi šita vieta, yra silpnas akies raumuo aplink akį ir suleisi botokso, iš karto turėsime pasmukusi maišelį didesnį, todėl irgi reikia atsirinkti. Hialuronas yra dar baisiau. Hialuronas yra leidžiamas, jeigu jisai irgi leidžiamas į tas vietas, hialuronas, kuris putlina lūpas ir taip toliau, tam tikrose zonose jį gali pataikyti kraujagyslėje užkimšti ir tada yra, iki aklumo galima daryti. Jeigu bandoma suleisti hialuronas į nosį, čia yra kraujagyslės, kurios ateina į akį ir užkimšus kraujagyslę yra hialuronas, jeigu patenka į kraujagyslę, gali būti aklumas. Čia yra, jeigu pataikysi hialuroną leisdama šitoj vietoj kraujagyslę, gali iškristi, ar esu matęs iškritusių odos gabalų šitoj vietoj, nekrozė išvyksta, nes užkemša kraujotaką. Leidžianti nosį yra iškrenta nosies gabaliukai. Daug pavyzdžių yra pasaulyje apie tai, kad hialuronas yra kaip kamštis. Jisai, jeigu pateks į kraujagyslę ten, kur neturi patekti, gali turėti tikrai didelių bėdų. Botokso ne. Botoksas yra 5 mėnesiai. Ajajai, ką aš čia pasidariau. Riebalų nusiurbimas, užkritę vokai, krūtis ar nukarusi pilvo oda. Tai bėdos, dėl kurių dažniausiai plastikos chirurgus kreipiasi ne tik lietuvės, bet ir moterys visame pasaulyje.
Beje, Vygintas nevengia šiek tiek įgelti ir Lietuvos vyrams. Anot jo, moterys mažiau kompleksuotų dėl savo išvaizdos, jeigu vyrai dažniau joms sakytų komplimentus. Labai labai fainai, kad tas vyras niekada nepamiršta pagirti. Nesvarbu, ar mes būnam kažkur tai paplūdimyje ar kažkur, o žinau, kaip tu gerai atrodai. Taip, ir aš- Be abejo, kad tas iš karto yra toksai, suteikia pasitikėjimo. Taip ir aš savo pacientėms sakau, kad jeigu tavęs niekas negiria, ateik pas mane, aš tikrai pagirsiu. Kokį patarimą esat davęs savo žmonai? Mylėk mane. O aš daugiau tai kokio čia. O jeigu dėl išvaizdos? Kai jinai pergyvena, kai galbūt kyla kažkokių klausimų ir norisi galbūt pataisyti, Ne, taip pasikonsultuoti. aš tai sakau, vyras turi atsakyti keletą klausimų be sustojimo. Ne? Ir kaip žmona paklausė, ar tu mane myli, tai turi nebūti va toks, net pusę sekundės, ar taip myliu. Ir ar aš gerai atrodai, taip, gerai atrodai. Yra daugiau, ar aš nesustorėjau, nesustorėjau. Tai yra atsakymai, kurie eina kartu su klausimu. Jie negali tarp jų būti atstumo kažkokio, tai, nes tai yra didžiausia klaida būtų. Tai aš visą šitą atsakinėjau, man atrodo, gerai ir mes sutarėm. Ne, iš tikrųjų, kažkada yra klustelta. Ar tu nepriaugai truputėlį, ar net nepriaugai, tu kažkaip ten labai įdomiai manęs taip užklausai. Ar kelnės neperaptemtos? Kažkaip taip, tai va. Čia pati sugalvojote gal savo. Ne, kaip aš tada supratau, kad man reikia ant smūgio svorio, nes taip švelniai, gražiai. Čia, nežinau, čia gal ne aš buvau tikrai taip. Monake. Ne. Netgi žinau, kur atsimenu. Tai va, bet tikriausiai ne aš vis tiek. Tikriausiai ne ta. Profesionalu tampu tada, kai operacinėje guli kūnas. Tuomet artumo nebelieka. Namuose aš esu vyras, taip į žmoną ir žiūriu, sako Vygintas paklaustas, kaipgi jis vertina žmonos grožį, profesionalo ar sutuoktinio akimis. Žmoną aš myliu, tai laiminga žmona yra laiminga šeima yra laiminga Lietuva. Tai žinome, mes tarėmės ir kad žmona būtų laiminga, aš tikrai bandau įteikti tai, kuo aš tikiu. Bet tai yra vėlgi yra tikėjimas. Kaip aš sakau, mūsų klinikoje yra irgi tokia kaip savotiška bažnyčia su savais šventaisiais, į ką mes tikim. Tai mes mūsų bažnyčioje, pavyzdžiui, netiki siūlais. Yra ir daug bažnyčių, kur tiki siūlų vėrimų į veidą, kad jie laiko ten ir taip toliau. Mes to netikim. Tai yra tikėjimo klausimas. Ir jeigu tas pacientas ar ateina pas tave ir klausydamasis tavo pamokslo tavim patiki, tai jis yra tavo pacientas, jis dar kartą ateis pasimels. Jeigu nepatiki, tada tegul jis eina į kitą bažnyčią aplankyti. Gal ten išgirs savo šventuosius. O gal iš vis liks ateistas ir sakys, aš gyvensiu be jokio tikėjimo, kaip man dabar yra gerai. Vis dėlto grožis, pasak plastikos chirurgo, subjektyvus dalykas ir tai, kas vienam atrodo tobula, kitą gali net atstumti. Skruostai pripūsti arba lūpos išpūstos iki tiek, kad jos, neįsivaizduoju, bet, Kaip sunku. žuvytės. Taip, tai yra, bet tai yra vėlgi labai subjektyvu, tas grožis yra subjektyvu, mes šiandien ir rodėme apie krūtinės grožį, kas yra gražu vienam, negali būti, bet tik tai tiek, kad, tai yra, man yra nepriimtina, aš to nedaryčiau. O dabar keliaukime į didžiausią Turkijos miestą Stambulą. Šios krypties siūlo nepamiršti ir daugybę šalių išmaišęs Makalius. Kiek daugiau nei 3 valandos skrydžio lėktuvu ir atsidursite mieste, kuriame galima pramogauti tyrinėjant skirtingus jo rajonus, stebinančių savo autentiką arba ragauti šviežią ir skanų maistą. Nuo ką tik iš vandens ištrauktų austrių patiekiamų čia pat turguje iki kebabų su pistacijomis ar skaniausių turkiškų desertų. Beje, vadinamasis medicininis turizmas yra dar viena priežastis, kodėl daugelis skrenda į Stambulą. Kasmet būtent dėl jos čia atvyksta 10 000 žmonių iš viso pasaulio. Gausybė kolegijų ir universitetų ruošiančių šimtus profesionalių chirurgų lėmė, kad šis miestas pamažu tampa pasaulinės plastikos chirurgijos centru. Garsaus plastikos chirurgo Hakan Gense klinikoje pasitinka ne kas kitas, o jo žmona lietuvė Svajūnė. Pamilusi turką, 7 kalbas mokėjusi užkietėjusi keliautoja, ėmė organizuoti grožio keliones ne tik lietuviams, bet ir kitų šalių piliečiams.
Svajūnės darbą suderinti atvykstančių pacientų kelionė į Stambulą, operaciją ir supažindinti su miestu. Tiesa, dabar lietuvė klinikoje būna rečiau. Filmavimo dieną jų rūpinosi net 2 mėnesių neturinčią dukrelę Lėją. Saviraiškos noras, jisai visą laiką yra, nes laiminga mama, laimingi vaikai, laimingi namai, aš manau, kad tai yra labai svarbu. Pasak Svajūnės, jie tikrai galėtų leisti savo nedirbti, rūpintis tik vaikais, namais ar vyro poreikis, tačiau sako, kad tai tikrai ne jai. O kam aš būčiau įdomi? Ar aš būčiau įdomi savo vyrui, ar aš būčiau įdomi savo aplinkai, savo draugam, jeigu aš tik tai būčiau susikoncentravusi ties dulkių valymu ir vaikų globojimu. Vaikam aš atiduodu daug savęs. Tai čia yra faktas, tai yra mano didžiausia koncentracija per visą dieną. Tai klausimų negali būti, bet tarp tų valandų dienoje aš tikrai bandau atrasti laiko savo, kada galiu nuvykti į kliniką, susitvarkyti savo reikalus, kai galiu priimti pacientus, su jais bendrauti. Na, tai yra toks sveikas, švaraus oro gūsnis, toks truputėlį prasivedinimas, sakyčiau. Būti finansiškai nepriklausoma ir turėti savų pinigų Svajūnei visuomet buvo svarbu, todėl ji pasakoja dirbusi nuo studijų laikų. Aišku, labai daug negalvoju, ar čia mano pinigai, ar čia vyro, ar čia mūsų šeimos, kaip čia mes dalinsimės, ar čia tu pirksi maistą namams, o tu skalbimo reikmenis ir taip toliau, tokių pasiskirstimų neturime. Tačiau tas faktas, kad aš prisidedu kažkaip gal nebūtinai finansiškai, ar ne, bet savo įdirbiu, savo jėgomis, savo talentais prie to mūsų šeimos gerbuvio, tai jisai man yra labai svarbus. Ir aš manau, kad ta tokia mentalinė, ta tokia psichologinė būsena, kai moteris yra rami, jinai yra labai sveika šeimos gyvenime. O jūs nesibaiminat? Nes vis tiek tam tikrą prasme jūs esat priklausoma ta prasme, kad jūs dirbat kartu su vyru. Vat susipyktumėt. Liktumėt be darbo. Taip, čia, žinokit, yra labai didelis iššūkis dirbti kartu, nes, aišku, niekada negali žinoti, kada jūsų požiūriai nesutaps ir kada reikės arba atsiskirti ten tas įtakos zonas. Aišku, tas truputėlį gąsdina ir tas mane, stumia ir ieškoti, daryti tai, kas būtų tik mano. Šie dailūs rožiniai pyragaičiai paskaninti aukso Svajūnės gaminiais. Ji baigė gastronomijos mokyklą, gilina žinias konditerijos srityje ir laisvalaikiu gamina prancūziškus pyragaičius. Lietuvės namų virtuvėje ne viena dėžė silikoninių pyragaičių ir tortų formelių, o ant lentos prancūziško kremo receptas ir šokolado rūšių lydimo temperatūra. Svajūnė sako jau dabar ieškanti patalpų būsimam verslui, o jį sukūrus mano, jog bus visiškai nepriklausoma nuo vyro. Jisai manęs niekada nenorėjo namuose. Nuo pat pradžių jisai matė, kad aš tokia truputėlį nenustykstanti vietoje, tai jam reikia galbūt mano talentų, bendraujant su pacientais, mano kalbų, mano patirties, tai man atrodo, čia jisai truputėlį susidurtų su sunkumais, tačiau jisai visą laiką mane stumia daryti tai, ką aš tikrai noriu, nes manau, kad kiekvienas žmogus yra vertas daryti tai, kas jam teikia malonumą gyventi. Hakanas, pasak Svajūnės, tikrai nėra iš tų vyrų, kurie bando moterį uždaryti į auksinį narvelį. O ir ji, mokanti 7 kalbas ir turinti didelę darbo patirtį, nėra ta, kuria tenkintų gyvenimą su vaikais tik tarp 4 namų sienų. Ką laimi graži moteris Turkijoje? Užsienietė Turkijoje laimi dėmesį, galbūt, nes vis dėlto mes esam, truputėlį egzotika. Mes atrodom truputėlį kitaip. Ir ne tik vyrai į mus kreipia dėmesį, ir moteris į mus kreipia dėmesį. Ir visą laiką klausia, iš kur tu, visą laiką domisi. Tai tas yra toks, dėmesio trūkumų tikrai nestokojam. Svajūnė sulaužė ne vieną stereotipą. Jai ne tik svarbi savirealizacija. Ji ir atrodo kitaip, nei daugelis įsivaizduoja, kaip turėtų atrodyti plastikos chirurgų žmonos. Žmonės mano, kad tuomet turėtum būti didžiakrūtė, didžialūpė blondinė, demonstruojanti savo privalumus. Tiesą sakant, plastikos chirurgai išsilavinę žmonės, kuriems moters protas patinka labiau nei išvaizda.
viename pirmųjų interviu televizijai yra pasakojusi Svajūnė. Kiek kitaip nei lietuvės, pasak Svajūnės, atrodo turkės, kurios kartais labai mėgsta gražintis. Iškart po reklamos. Lietuvių pagrindinis noras yra būti natūraliam, išlikti natūraliam. Nori pagražintos nosies, bet kad jinai nebūtų kažkokia barbiška. Ir jos tam negaili nei laiko, nei pinigų. Jos žino, kas vyksta šitoje srityje ir dažnai labai išbando naujausias technologijas ir ten įvairiausius prietaisus ir taip toliau. Tai aš manau, kad turkės čia ima viršų palyginus su lietuviam. Čia nesvarbu yra atrodyti natūraliai galbūt. Jeigu praėjote mūsų pagrindinę Bagdado Avenue gatve, tai tikriausiai matėte daug moterų arba su pleistrais ant nosies, arba, na jau aš tokia profesionalia akimi galiu išvelgti, kas yra pasidariusi nosies korekcinę operaciją. Tai tikrai labai daug moterų yra susitvarkiusios savo nosies. Tai Turkiškus bruožus naikina. Turkės nori būti moteriškesnės, nori būti tokios grakštesnės, nes turkiška nosis, jinai labai panašiai graikiška nosis, jinai turi kuprelę ir kartais būna didelės. Išvaizdos pokyčių trokštančios turkės, pasak Svajūnės, į plastikos chirurgo konsultaciją lydimos tėvų traukia vos sulaukusios pilnametystės, o plastinė operacija – populiari dovana. 18 gimtadienio proga, tarkim, tėvai dovanoja nosies korekcinę operaciją. Aišku, tai yra tokių pasiturinčių šeimų, galbūt toks, nežinau, ypatybė. Būna tokių atvejų, kai nori pasidaryti estetinę operaciją kuo greičiau, tarkim, per artėjančius 6 mėnesius, kadangi reikia suspėti iki vestuvių. Tai irgi tas toks, iki vestuvių moteris nori būti gražesnės, kad atrodytų gražiai ten fotosesijoje ir taip toliau. Ko jūsų vyras jums nedarytų, net jeigu prašytumėt? Mano vyras nenorėtų man daryti nieko ir tikrai aš esu prašiusi botokso, esu prašiusi mezoterapijos ir visą laiką trunka, kol aš jį įtikinu, kad man to tikrai reikia. Aišku, apie kažkokias jau operacijas ir ten tuos invazinius būdus, tai mes tikrai jau net nekalbam, nes manau, kad jam drebėtų rankos, kad jisai labai jaudintųsi ir tikrai negalėtų man nieko atlikti. Mūsų yra toks grožio samprata, tai yra natūralumas, tai kol tikrai nėra kažkokios problemos, tai tol aš ir pati, kol kas nemastau apie pasigražinimus ateityje. Tik tai, sakau, neinvazinės procedūros, tai kažkokia PRP, ten kraujo plazmos injekcijos arba mezoterapija, tai man čia yra ganėtinai priimtina. Svajūnė šypteli paklausta, kodėl neišbando naujausių grožio procedūrų, sekdama, kad ir madomis. Juk kai vyras garsus Stambulo plastikos chirurgas, galėtų sau leisti viską. Jos atsakymas paprastas. Konkrečias procedūras ar operacijas gali rekomenduoti mano vyras, o aš nebent netaupyti savo išvaizdos ir sveikatos sąskaitą. Ką matot? Pas mus kreipiasi ir nemažai pacientų, ne tik iš Lietuvos, apskritai iš daug kur, su tam tikrom problemom, kurios atsiranda po nekokybiškai atliktų procedūrų. Ir tas klaidas ištaisyti visą laiką būna žymiai sunkiau negu taisyti paciento ten, natūraliai kažkokius taip. Vyro darbe Svajūnė pasakoja dažnai matanti tokių atvejų, kurie gali tapti puikia pamoka ne tik pacientams, bet ir medikam. Suleista labai daug užpildų ir paskui tuos užpildus reikia tirpdyti ir juos šalinti iš kūno, kad būtų atlikta kokybiška plastinė operacija. O kokiais veidais tada žmonės ateina, jeigu, sako, daug suleista neteisingai? Jie deformuoti, nežinau, išmėto guzais. Atidžiau pažvelgus, tai iš tikrųjų būna visokiausi ir gumbeliai, ar ne, ir kažkokie nosies nelygumai, kuriuos, iš tikrųjų iš pradžių reikia ištirpinti ir paskui jau taisyti tą vaizdą, kurį turime. Geriausios grožio procedūros ir operacijos, pasak Svajūnės, tos, kurios neperžengia natūralumo ribos.
ir jas atlikus nematyti, kas ir kur buvo padaryta. Lietuva, Danija, Rumunija, Didžioji Britanija ir keletas kitų tai šalis, iš kurių, pasak lietuvės, pacientai atvyksta į Stambulą dažniausiai. Beje, ko jie norės, pasak svajūnės, neretai galima nuspėti vien tik tai pagal šalį, iš kurios jie atkeliauja. Jeigu kalbėtume apie pacientus iš Didžiosios Britanijos, tai jie labiau linkę yra dailinti savo kūno formas, riebalų nusiurbimo operacijomis. Rumunai galbūt jie labiau norėtų didesnių krūtinių ir krūtinės estetinės operacijos, bet kas liečia lietuvius, tai lietuviai pas mus atvyksta gražintis nosių. Lietuvių pagrindinis noras yra būti natūraliam, išlikti natūraliam, nori pagražintos nosies, bet kad jinai nebūtų kažkokia barbiška arba per daug užkelta į viršų, kad vis dėlto aplinkiniai neįtartų, kad operacija yra atlikta. Tiesiai iš operacinės atėjęs svajūnės vyras Hakanas pritarė žmonai ir priduria, kad dėl genetikos lietuviams būdinga plona, neriebi oda, kuri gana anksti netenka savo elastingumo. Todėl daug besikreipiančių trokšta pašalinti nepageidaujamas odos klostės po nėštumo ar didelio svorio netekimo. Tačiau ploną odą lengviau operuoti, o ir rezultatai geresni, guodžia Hakanas. Priklausomai nuo to, kiek jums metų – 35, 40 ar 45 dažnai atliekame veido ar kaktos pakėlimą, vokų blefaroplastiką, akies kampučio pakėlimą, tada dar vyresniems – viso veido ar kaklo patempimo operacijas. Tiesa, pasak Hakano, gyvename tokiais laikais, kai norint pakeisti nosį, veido bruožus, plastinė operacija net nebūtina. Pakanka kelių tinkamai atliktų grožio injekcijų. Bet jūs turite būti atsargus visuomet. Jei jums tikrai reikia operacijos, galite ją rinktis. Bet jei esate geras kandidatas užpildams mezoterapiją ar botulino injekcijoms, galite daryti tai. Aš nemėgstu išskirti vieno ar kito. Svarbiausia yra tai, ko jums būtent reikia. Kai ateina 25 metų pacientas į konsultaciją ir galvoja, kad turi nukarusią odą, svarsto apie veido pakėlimą ar kaktos pakėlimo operaciją, tai yra gerokai per anksti. Visuomet patariu pradėti nuo botulino injekcijų ar užpildų. Pavyzdžiui, kai žmonėms apie 25 ar 30 metų veidas šiek tiek nusvyra žemyn. Bet tai gali būti dėl apimties praradimo, o ne dėl odos pertekliaus. Pirmiausia, visada pradėkite nuo struktūros atkūrimo. Tai galima padaryti hialurono užpildais ar botulino injekcijomis labai lengvai. Besivaikantis jaunystę arba norintys patobulinti savo išvaizdą, pasak Hakano, dažnai klaidingai įsivaizduoja, kokios būtent operacijos jiems reikia, ir netrukus paaiškina, ką jis turi galvoje. Reikia žiūrėti į bendrą visumą ir veidą, ir kūne. Kai kurie mano pacientai atvyksta galvodami, kad jiems reikia rinoplastikos, kitaip tariant, nosies operacijos. Bet pažiūrėjus profesionalia akimi, aišku, kad pagrindinė problema yra ne nosis, o smakras arba kakta. Mes juk žiūrime į profilį. Jei nėra pakankamai proporcinga kakta ir smakras, jūs galite manyti, kad jūsų nosis yra per ilga. Ir rinoplastika čia nepadės. Reikia koreguoti kaktą ir smakrą. Pavyzdžiui, bėgant metams lūpas taip pat ilgėja, bet mūsų pacientai mano, kad jie turi tiesiog plonas ir neputlės lūpas, todėl nori užpildų. Bet tai nėra jiems tinkamas sprendimas. Reikia, kad šitas tarpas būtų trumpesnis. Kartais mes negalime naudotis užpildu, geriausiam rezultatui pasiekti. Tuomet reikia mažos lūpų operacijos, kad šį tarpą padaryti trumpesnį. 20 metų plastikos chirurgų dirbantis Hakanas pasakoja apie kraupius atvejus, kai spręsdami įsivaizduojamas išvaizdos problemas, kreipiasi į nekompetentingus specialistus, pacientai veidą pakeičia taip, kad atrodo blogiau nei prieš visus pokyčius. Plastinė chirurgija, pasak Hakano, tai tarsi skulptoriaus darbas. Jie nenori operacijų, jie jų bijo, bet tuomet jie pradeda naudoti labai daug užpildų, užpildai visame veide, o padauginus prarandami natūralūs bruožai. Kaip aš ir minėjau dėl lūpų, žmonės naudoja daug užpildų lūpoms, o tai neatrodo nei natūraliai, nei gražiai. Tai netgi nepadaro jų jaunesniais. Jeigu yra nukarusi oda ir nori ją panaikinti, reikės pakėlimo, o tai jau operacija. Aišku, sveikata visuomet yra svarbesnė nei estetika. Be abejonės, pirmiausias dalykas yra nepakenkti pacientui. Bet jei neturite jokių sveikatos problemų ir esate tinkamas kandidatas anestezijai, mes galime atlikti visas estetinės procedūras net ir 80 metų žmogui. Kada tenka atsisakyti operuoti pacientą?
Tokių atvejų pasak Hakano tikrai pasitaiko, ypač tuo met, kai žmonės trokšta visų įmanomų pokyčių vienos operacijos metu. Facelift. Veido pakėlimas, pilvo plastika, krūtų pakėlimas ir didinimas, riebalų nusiurbimas – viskas vienu metu. Aš niekada to nedarau. Mėgstu atlikti 3-4 valandų operacijas vienu metu. Tai yra pats saugiausias būdas mano pacientams. Taigi aš visada jiems patariu padalinti savo norus. Ko gero daugeliui kyla klausimas, kokias grožio procedūras išbandė pats Hakanas. Chirurgas ir neišsisukinėja. I only one time tried to make Botox for myself. Aš pats tik kartą išbandžiau botulino toksiną. Einame į viešumą, fotografijos žurnaluose ar filmavimai televizijoje. Ir kai aš kalbu, o kamera yra iš šono, mano nosis juda žemyn. Taigi šiek tiek botulino man buvo gera išeitis. Bet tai buvo taip skausminga. O vyrai, kaip žinote, visuomet labiau jautrūs skausmui. Mes neturime tokio aukšto skausmo slenksčio kaip moterys. Todėl daugiau aš nedarau sau nieko. Tiesiog bandau sveikai gyventi ir maitintis. Svajūnė gamina nuostabų sveiką maistą, super maistą, kurio net nežinojau iki santuokos. Pavyzdžiui, avokadą pradėjau valgyti tik apsigyvenęs kartu su ją. Pirmą kartą Svajūnės ir Hakano istoriją rodėme prieš 6 metus. Tuomet ji pasakojo, kaip atvykusi į tango festivalį Stambule, net neįsivaizdavo, kad po 4 metų žinos, kaip virti tikrą turkišką arbatą, mokysis turkų kalbos, o sutikusi savo gyvenimo meilę, vieną žinomiausių Turkijos plastikos chirurgų dėl jo įsikurs Stambule. Šiandien paklausta apie didžiausius pokyčius Svajūnė sako, kad tai 2 vaikai, gerokai paspartinę gyvenimo tempą ir suteikia 2 daugiau malonių rūpesčių. Toj pačioj vietoje gyvenam, tą patį darbą dirbam, su tuo pačiu vyru gyvenam, tai žodžiu, pokyčių. Nuobodus tas gyvenimas. Per daug stabilų, reikėtų kažką keisti. Stambule Svajūnė gyvena beveik 8 metus, tačiau su šiuo miestu dar nesusigyveno. Čia gausu skirtumų, kurie jai vis dar rėžia akį. Aišku, vairavimo taisyklės. Jos yra tokio absurdo ir tokio chaoso jūs tikriausiai kitoje šalyje nesate matę, kaip čia Stambule, nes iš tikrųjų kiekvienas kovoja už save. Tai yra didžiulis miestas, metropolis ir jeigu tu už save nepakovosi, tai kiekvieną minutę save raminu, kai vairuoju Turkijos keliuose, kad palauk, viskas gerai. Praleisk. Nes iš tikrųjų Stambule vairavimo taisyklės jos yra labai chaotiškos ir kiekvienas kovoja už save. Kažkokių taisyklių ir etikos, ten kažkokių niuansų tikrai nėra. Tai grįždama į Vilnių labai pailsiu, sėdėdama už vairo, kadangi visi vieni kitus praleidžia, yra pagarbus. Gyvenimo Stambule taisyklės kitokios nei Lietuvoje. Neslėpsiu, sako Svajūnė. Čia juntama nuolatinė įtampa. Tu turi būti budrus gatvėje, kad tavęs nepartrenktų. Turi būti budrus darydamas kažkokias finansinės transakcijas, kad tavęs neapgautų. Tarkim, tos Austrijos, kurias valgėte praėjusią dieną, aš esu įsitikinusi, kad jų kaina kitam ragautojui buvo po 10 minučių buvo kitokia. Ta prasme, nėra kažkokių standartų. Visą laiką tu turi būti budrus ir stebėti aplinką, nes kitaip gali nuliūsti, gali tave apgauti. Tai per 7 metus aš manau, kad tą akį aš jau esu išugdžiusi, aš daugmaž jaučiu, kur gali būti kažkokia nesėkmė. Nors mano Anyta, jinai visą laiką sako, Svajūnė, tu pasėdėk, sako, leisk man padaryti viską, kadangi tu esi užsienietė, tave apgaus, tu nežinai ir taip toliau, bet aš manau, kad atvirkščiai, žinodama, kad aš esu užsienietė ir visi jausdami tą potencialą, kad gali mane apgauti, tai aš tiesiog dar labiau susikoncentruoju, kad manęs neapgautų. Kitaip tariant, užsienietis čia yra potencialiai auka daugumai pasipelninimui. O, žinoma, taip. Yra daug žmonių, daug konkurencijos, kiekvienas turi kovoti už išlikimą, kiekvienas turi uždirbti duonos savo ir savo šeimai, todėl visi yra budrus ir kovoja už save. Todėl grįžusi į Lietuvą Svajūnė sako pailsinti. Ji pasiilgsta čia tvyrančios ramybės ir atsipalaidavimo. Kai turiu su kuo palyginti, galiu pasakyti, kad gyvenimas Lietuvoje primena atostogas, sako ji.
Beje, paklausta ir negazdina kasmet vis labiau kylančios kainos gimtinėje, Svajūnė ramina ir sako, kad dėl ekonominių problemų jos kyla visame pasaulyje ir Turkija čia neišimtis. Mūsų pacientai anksčiau atvažiuodami į Turkiją jausdavosi galėdami sau leisti švaistyti pinigus ir į kairę ir į dešinę, apsipirkinėti ir pietauti visokiausiose restoranuose. Tai dabar tos kainos yra, patrigubėjusios, paketurgubėjusios, nes iš tikrųjų tas ekonominis spaudimas jisai yra jaučiamas visur. Važiuoti į Stambulą dėl kainos tikrai neapsimoka. Labai nuoširdžiai pasakau, nes yra žmonės, kurie tikisi, ar ne, už minimalią sumą ir išsioperuoti, ir pasigražinti, ir nueiti pas kosmetologą, ir dar plaukus susitvarkyti, ir dar apsipirkti. Tai tokios situacijos jau čia nėra. Ir tą tikrai nuoširdžiai pasakau, kad tiesiog žmonės nenusiviltų atvykę. Renkantis, kur operuotis, jei norite pasigražinti, kaina, pasak Svajūnės, tikrai neturėtų būti lemiamas dalykas. Svarbiausia yra kokybė ir specialisto patirtis. Vis dėlto net ir plastinės chirurgijos centru Europoje vadinamame Stambule, pasak lietuvės, galima rasti visko. Stambulas ir apskritai Turkija pagavo tą arkliuką. Tai visą laiką būna toks sėkmės faktorius. Ir kita priežastis yra, Turkijoje yra labai daug universitetų ir labai daug švietimo įstaigų. Yra universitetų ir kolegijų, kurių net pavadinimų nežinom, nes nesam girdėję. Ir kiekvienas universitetas, jeigu jisai specializuojasi ten medicinos srityje, tai išleidžia šimtus naujų absolventų, naujų rezidentų ir gydytojų. Ir ta pasiūla jinai yra labai labai didelė. Tai todėl galima sakyti, kad Stambulas yra meka, nes čia kiekvienas gali surasti tai, ko ieško. Gali surasti labai pigių paslaugų, kurios yra atliekamos kažkur Rusiuose, ar ne, neturint tam tikrų leidimų arba nepaisant sveikatos ministerijos ten taisyklių ir taip toliau. Ir galima rasti tikrai labai profesionalių specialistų, kurie yra garsus visame pasaulyje ir dėsto ir moko specialistus iš kitų šalių. Šį vakarą tai viskas, ką norėjome jums parodyti ir papasakoti. Būkite laimingi, būkite gražūs ir pasimatysime kaip visuomet kitą pirmadienį 8 vakare.